Sveiki, tas nuostabus lietuviškas vaizdas už mano nugaros, kad jau rudenėja, jau prisimenam, kad rudenėja ir šiandieną eidama pagalvojau, kad labai norėtųsi pasakyti kažką tokio, kas gimė šiandieną. Šiandiena yra diena po 08:08 dienos, 08:38 dienos. Ji yra iš savęs labai pilna visko. Pilna patirčių, pilna galimybių, pilna laiko, būtent laiko sau. Ir šiandieną važiuodama, keliaudama, prisiminiau vieną tokį dalyką. Kai mes skiriame laiko sau, tas laikas visada mums atsiperka. Bet mes labai dažnai to laiko sau skirti negalime. Mes neleidžiame skirti sau laiko. Mes visada imituojame darbus. Turiu daug darbo, ypač kai nenorime skirti laiko sau arba savo artimiesiems. Ir šiandienos esė: skirkim laiko sau ir savo artimiesiems. Jeigu šiandieną tu neskyrei laiko sau, tai susimąstyk ir skirk. Nes kažkada ateis diena, kai tu to padaryti nebegalėsi. Taigi, su jumis Eligija, skaičių magija ir tos 365 dienos pamąstymai apie ką mūsų gyvenimas.